Įsidarbinimo portfelis – tai naujas projektas, kurį finansuoja Europos komisija pagal programą Erasmus+. Dženelis yra įrankis, kuriuo kuriami interaktyvūs pristatymai. Susipažinkime su šio įrankio naudomis. Judinkite pelės žymeklį ekrane iki kol pasirodys ranka. Kai pasirodo ranka, galite spustelėti ir atlikti veiksmą. Galite spustelėti, kad perimtumėte puslapius arba grįžtumėte į pagrindinį puslapį. Kiekvieno puslapio viršuje dešinėje esantis mygtukas atskleidžia interaktyvius elementus. Užvedus pelės žymeklį ant interaktyvaus elemento galima gauti papildomos informacijos. Kartais reikia spustelėti interaktyvų elementą, kad būtų rodoma informacija. Tada uždarykite atsidariusį langą. Kai kurie interaktyvūs elementai užvedus pelės žymeklį ant jo parodo didinamąjį stiklą. Spustelėkite norėdami padidinti elementą. Kai kurie dženelys turi garso įrašą. Žiūrėti dešinėje pusėje apačioje. Jei turite klausimų, visada galite susisiekti su savo mokytoju, naudodamiesi Įsidarbinimo praktikos bendruomenė Telegram kanale. Taip pat galite susisiekti su Įsidarbinimo portfelio partneriais, siųsdami žinutę per Įsidarbinimo portfelio Facebook ir LinkedIn puslapius, palikdami komentarą po vaizdo įrašų Įsidarbinimo portfelio YouTube kanale arba elektroniniu paštu per Įsidarbinimo portfelio svetainę. Visos organizacijos, kurios naudojasi Įsidarbinimo portfelio ištekliais, turi nusistatyti aiškią duomenų apsaugos politiką atitinkančią BDA reikalavimus.